Nu, kon jūs gladiatorė, sveiki, gyvi, labą rytą. Treči kelionės diena. Šiandien varysim aplankyti pirmąjį pasaulio stebuklą Romos Kolizėjų. Čia šitą žmonės mano bovis hostelis. Šiandien palieku savo hostelį. Ir mano bilietas į Romos Kolizėjų šiandien ir 1 valandą. Dabar ir 10 rytą. Tai reikia kažkur paslumpinėti, pasitrainiuoti ir varyti link Kolizėjaus. Vakar naktį. Nieks neknarki viešbutį, bet buvo kažkoks muštynis. Kažkas mušos už durtėm baladojos, kaip 3 naktais. Ir kažkas dar bet kiek šūkau. Kažkur ten bomba, bomba. Taip, iš dalies buvau jaukinga, bet iš dalies, biški ir nejauk. Tai kadangi ten kažkas susimošo, tada į mūsų kambarį atkėlė vien kažkokį gyventojai vidurį nakties. Gal ten tarpanų buvo konfliktas, arba tiesiog žmogus paprašykėt kambariaus. Tai žodžiu, keista naktis buvo. Tai kadangi turėjom daug laiko prisės biškant soliok, suvalgysiu bananų dar turiu iš vakar. Nes nieko dar šiandien nevalgiau. O šiaip jeigu valgon bananą, užsikemš gerklė. Eina atsigert vandens. Aišku, tuo čiaupą nereikėtų ten čiolpti. Jau čia jau nužėlėts, nebloga. Bet kars netyč prisilieti. Tai Mona ateinant 3 mėnesiai atrodys maždaug va tiek. Sėdu kažkur ant saulo, uplaudinu vidosiką. Viešbutį nebespėjau įsikelti, reikėjo išsineždinti. Po kol kas Italija, tai Tele2 internetas veik super, o visur kitur ieškosiam vietinių SIM kortelių. Nu kon, viduos įsikelts, tai kėlė atsirado, neįkelts, tipo užuplaudėn. Dabar ten tikrina, viskas gera, bet viskas bus gera. Ir galėsiu įkelti, o maga. Nusipirkau 2 vandenukus po eurioką. Dabar kaip išgers, reikės jau čia iškuoti fontaną prisipilti, ką nereikėtų pirkti. O dabar eint teisę į Kolizėjų, peškom ir tik 1,7 km. Tai varau peškom ir laiką. Mama Italija, mama Italija. Ta-ta-ra-ta-ta. O, koks graži gatvė medien. Tai jeigu šiandien vakarį bus geras oras ir nelys, galbūt reikės išbandyti Italijos soliukų minkštomą. Visgi žadėjau ant soliokų išmėgoti kiekvieno valstybėje, tai galbūt šiandien pavyks išbandyti. Labą dorną mintis, bet bet to ko. Taip, ėjau ir visiškai dar nesitikėjau pamatyti Kolizėjaus. Taip išlendu iš kampo, pum! Pasaulio stebuklas. Pagaliau. Ponios ir ponai, mano pirmasis aplankys pasaulio stebuklas. Bam! Romos Kolizėjus. Žmonių kiek nesveika daug. Labai daug žmonių. Bet turbūt kitko ir negalėjai tikėtis. Jeigu kiekvieną dieną visus bilietus išperk, tai tūkstančias nukių. Iš tikrųjų tai wow. Tikras statinys įspūdingas. Niek panašaus, atrodo nesumatys. Taip keista matyti.
Tai čia šitą turėjom Romos koliziejų. Pats seniausias ir pats didžiausias amfiteatras visam pasauliui. Pastatyts kada? Prieš 1950 metų panašiai. Taip pat koliziejus turėjo 80 įėjimų išves, kad visi žmonės galėtų tvarkingai eiti ir išeiti. Šitą kiekvienas įėjams. Ir vidau talpindavo apie 70 000 žmonių. Wow. One ticket. Yes, one ticket. Okay, thank you. Hello. Hide your passport, please. Passport? Yes. Oh my God, I have it in my bag. 1 second. Here's mine. Kažkaip nesaman. Pasą paprašė. Jeigu esi italas, tai neprašė, bet kažkodėl iš užsieniečių pasų prašo. Metal detektors. Aš su didžiausiu kupriniu. Su visą savo daiktas. Oh my God. Oh no. Can I have the phone inside? Čia iš tikrųjų reikėjo praeiti pro metal detektorį. Tiesiog kuprinį pamečiau, praskanau, nieks te nežiūr. Nu, nes čia neįmanom būt kiekvieną jaučiu žiūrėti, tai tiesiog vis met kuprinis įrėjant toliau. Tai čia šitą pats koliziejus būdavo tiesiog toks kaip amfiteatras, o čia apačio vykdavo tiesiog kovas visoks gladiatorių arba medžioklį. Atsiveždavo iš Afrikos gyvūnų visokių, begemotų tigrų ir žiūrėdavo tiesiog žmonės, kaip žmonės plikom rankom bando sugauti tom gyvūnų. Tai seniau čia šitą pats koliziejus būdavo su grindim, dabar tos grindys aišku ir išgriovus ir po grindim būdavo va tokia šitą tunelė. Tos tunelius laikydavo gyvūnus, katrus parsiplukdindavo iš Afrikos. Žiūrovai irgi atitinkamą sėdėdavo savo vietos. Čia šitą apačio, arčiausia arenos, sėdėdavo imperatorė visokiai žmonės su status, o ten ko aukščiau, tau sėdėdavo vis paprastesni žmonės. Tiem pačiam viršau išves vaikus ir moteris tik tas sodindavo. Nu, toks būdavo taisyklės. Šiaip dar seniau čia būdavo stogas, galėdavo užsidengti stogą. Jeigu, pavyzdžiui, lydavo arba žiaurę saulį šviesdavo, tai 1000 darbininkų būdavo, katrai uždengdavo tokių užuolaidų čia šitą virš arenos, kad nespigintų saulį vasarą. Tai dar vien tokį čia pramogą būdavo įdomi pažiūrėti, o laivų mūšis. Tai čia galėdavo prileisti pilną vandens į ton areną apačio, pastatydavo laivų dekoracijas ir tipo tai laivą viens prieš kitą kariaudavo. Tai žodžiu, ten vieni kitus padegdavo, šaudydavo ir vis tiesiog žiūrėdavo, kaip žmonės vieni kitus žudo. Tai čia galėdavo prisigalvoti visokių įvairiausių scenų, dekoracijų prisistatydavo, pasidarydavo atseit mešką ar dar bet kokį sceną, kokį tik sugalvodavo. Ir tokį temą ir kariaudavo nečia. Nu šiaip atrodo galėčiau čia vis dainukį marinti. Tiesiog tiep. Stovi ir žiūri. Visai įdomi. Nu jau panašiai apie valandėlį vaikščioju. Bet šiaip tas koridorės irgi visai įdomi pavaikščioti, kur net nesimato pat koliziejaus vidaus. Bet čia šitą po toks koridorius, šitą bum įdomi ir paslampinėti. Tai jo žodžiu, esmė kažkokį va tokį. Išėjau jau lauką, nes
virš valandos jau Vido ten vaikščiojo. Tai dabar esmė tokia, kad šiąnakt turbūt stengsiuos ir nenutolti nuo to Kolizėjaus. Čia prie pati kažkoks parkelis. Aš bandysim tam parkelį šiąnaktį išžeimuoti. Dabar varau pripat kažkokį kavinokį, gal pasiimsiu pizzą, kokį suvalgyti. Biškį apmastysiu, pasivaikščios aplinko, bet čia jau skaut, bet kiek nuo tos kuprienis nebegali laikyti. Tai reik paėsti ir laukti vakar. Kaip ir norėčiau šiandien į dušą, bet ant soliok išmėgoti irgi reikia. Iššokau visi greitai parduotuvėje, Vės kavienis, kilometrinis elis, toks pat elis kaip į Kolizėjų, artimiausios kavinės. Tai parduotuvėje kepi pizzos. Pasėmiau iš parduotuvėje šitą pizzėlį tokį, peperonį. Dar tokių vištiens, šiltų gabaliukų, chicken nuggets, čipsiukų atsigerti. 8 eurų. Čink, čink. Pizza buvo labai skani, chicken nuggetsą tragiški. Aš suvalgysiu vis, aišku. Tai aš jau panašu, kad išsirinkau savo veitelį šios naktais. Nu, po kol kas užsėmiau šitą tokį soliok. Čia šitą griną. Kito pusė gatvės Kolizėjus. Tai čia ir toks biškai didesnis parkas ir keletas soliukų. Tai nors vienas tikrai bus laisvas. Tai jo, po kol kas laukiu. Žiūrės, ar čia uždarys tom parką, ar neuždarys, jeigu bus atsidaryts, pasilieks čia. Vis dėlto čia išmėgoti nepavyks šiandien. Kundig atvažiavo kažkoks sargas. Saka, naktais metu parkas bus uždaroms. Jau buvau ant soliok, kaip ir atsigolis. Tai varą laukom tiesiog. Ir rakien vartus. Nu tai žodžiu, ne iki galo pasisekė. Varau valkatauti toliau. Kažkur aplinkau, dar apėjus. Gal bus kažkur soliuks. Nu katro neišvarys naktį. Susiradau naują veitelį. Visiškai prie pat Kolizėjos. Gal nieks neišvarys. Šitą tiesiog ant to šitą kraštą. Bamt, mon vaizdėlis. Šiaip žmonių vaikščio daug aplinko, bet dar tik 9 tiek, tai vėliau gal nebebus tų žmonių. Žiūrėk, šitą atsinešiau, dėžį tu įkvėn. Radau prie parduotuvės. Šitą išlankščiau dėžį. Šitą mon bus pagalvė ir bamt, mėgt. Nežinau, ar įmanoma geresnį lovą susirasti laukia. Nu, neužmirškam ir vaizdą. Po 4:20. Nu, šiandien buvau atsibodis, aišku, 3 kartus, nes vis laik nuterps tronką. Tai vien, tai kit, tai tiep vartaus kas valandą. Bet dabar prabudau, žiūriu, po 4, po 5. Kas ir super. Prieš tai žmonių aplinko buvo labai daug. Dabar aikštė Ontavienskis vaikščio žmogus. Užsimečiau rankšluos, nes šalta buvo žiaurė naktį. Kolizėjus tebestau šitą vietą privat. Čiukšt.
Žiūrėkit, man kuprenį. Eina savo, ką paprasoj. Kiek čia yra vandens ant tas man kuprenis. Pabandysiu dar užmėgti. Kokį valandą dar pamėgočiau, būtų super. Nu tai kon, beveik jau 6 ryto. Iš tikrųjų mėgoti nebuvo labai šalta, tai dar naktiais met užsimojau davėn maikint viešos un džemperiaus rankšluostuks. Ir buvo viskas labai šaunė. Tai challenge-uks išmėgoti un sauliok, viens jau bus įvykdyt. Šiaip viskas buvo gera, tik ta, kad valand laik pagul ir nuterpst ronkas, viskas nebejau, turi apsisokti, reikėtų poistą. Jį varčiaus, kai 6 kartus per naktį apsiverčiau. Va čia iš tą karts pravažiavom policijai. Tai aš kad ir saugę mėgojau. Tiesiog kas galėjo atsitikti, galėjai aneimunį išvaryti jaučiu. Tai šiandien man pusryčiai prie kolizėjaus tokiai, turiu dar bananioką iš vakar. Kun tik prisistatė policijai, manis nekalbėjant, bet sustoja iš tą prie pat. Vis pažvelg, kol aš ten dirbant, už dėžės atsisėdęs. Labas rytas. Tai kas šiandien mano programa? Esu nusižiūrėjęs apleistą stadioną tokį, Romo. Tai šiandien man paskutinį dieną Romo, galvoju, reik dar nuvaryt pažiūrėti ant stadioną apleistą, galbūt pavyks patekti ten. O rytoj perpėts viskas, išskrendam į Egiptą. Man čiužinį suviniot. Lėksam. Nepročiajam. Prossima fermata, San Gregorio. Oho, čia išlipau iš autobuso, atrodo visai kietų miestą atvažiavau. Tai gerai, iš tikrųjų aš čia atvariau paaiškuoti apleistą stadioną. Į katron tikiuosi pavyks įeiti. Tai pasižiūrėsim tiksliau, kur tas stadionas. Visai pripats. Einam, žiūrėsim. Labai įdomi, čia rajono atmosfera. Galėtum filmą filmuoti. Nors taip ir atrodo, kad kažkas čia filmą filmavo kažkokį. Atrodo dūmų specialiai prileist. Tai pas man šiandien ir šeštadienis, 26 dieną, be 28. Žmonių visiškai, golfesteris, visiškai identiškas spalva kaip man. Sveikas. Tai šeštadienį ryt absoliučia tuštuma. Nič nieko. Kažkur čia šitą stadioną ir šitą matau. Tvorą aptvertą. Nunsa ir kažkiek saugoms liktai. Bet kažkokiu būdu, manau, mums pavyks įeiti vis tiek. Žiūrėk šitą. Čia turėjo būti įėjams į stadioną. Tokie įėjimą. Čiuk, čiuk, čiuk. Šiaip ganėtina tvarkinga tvora yra aptverta. Be kuprienis šiaip gal ir perlipčiau čia. Bet pabandysim apeiti aplinkau ves stadioną. Ir gal rasim kažkur normalų įėjimą. O ne, šiaip lava panašu, kad šitas stadionas ir saugoms. Nes čia šitas tavo motoroleris. Ir už motoroleriaus yra apsauginios būdelį. Tai jaučiai išdirba apsauginis. Kaip nefainė. Bet jeigu mes susirastumėm įėjimą kito pusę, negu kur čia apsauginis sėd,
Mes, manau, vis tiek galėtumėm čia apsilankyti. Aišku, įspėjimą, kad stebima kamerom. Einu aš aplink ton stadioną, matau, ten kamera pastatyta eina. Tikrai ir naujesnį, ir veikant. Kas man nepatinka. Nes turbūt daug žmonių, aš matau, perč turbūt galėdavau perlėpti tvorą. Bet čia grina teisė kamerėlį šaut. Nejaugi nepasiseks, nu gal kažkap. Šiaip tas stadionas buvo pastatyts prieš Romos olimpinius žaidynes. Romo vyko olimpinis 1960 metas. Ir tas stadionas buvo būtent olimpinė buvo pastatyts. Tai kažkiek veik ir paskiau užsidarė. Bandė renovauti, rekonstruoti, bet dėja, stadionas užlink. Čia netgi ir sens stadiono plans nubrėžts. Ir tie nuntą viršo yra olimpinė žieda. Tai reiškia tikra, čia buvo olimpinis stadionas. Un kiekvien kam šitą poką nereiks to. Bet aš vien tokį jiem kaip ir radau, man atrodo. Tai čia šitą toks viens pusiau įėjams kaip ir yra. Bet ton tarpu pralinus ten toliau vėl tvora. Bet čia gal ir kelsi ir į apačią. Į rūsį ir pro to rūsį tad gal gali pralysti. Tai manau dabar išsigandau pats savo kapišon. Manau, bandysiu dabar šitą per tam skilti, tiesiog lysti. O paskiau ten žiūrėsim. Iš tikrųjų, kuprienis net nesitemp. Paliksiu dabar čia, greit peršoku kiet pos ir tada nuspręsiu, čia neštis kuprienį ar ne. Tai vot liūdniausia, kad čia perliptų ant tvorą. Ir čia toliau tiesiog dar eina tvorą. Nebent kažką per rūsį gali nueiti. Aišku, čia gali gyventi kažkas. Mėgd žmogus tiesiog prie padurų. Kaip išsigandau. No, all good.
Užgaudė. Tik jie iš karto užgaudė. I'm so sorry. Here, not entry, never. Okay, thank you very Okay. much. Thank you very much. Have a good day. Nu kon, ir po stadionų. Tik įlipau per tvorą. Nu, nepasisekė man tiesiog. Tik perlipau tvorą, jau radau ko reit ir pėst atvarė apsauginį. Mun pamatė iš karto apšitą, už šautuvų pasiėm. Bet pamačiau iš karto, kad raujiš, sak, einam paskui mun. Aš jau priejau pripatonos, ne, sak, 5 meters. Sak, laikykės atstom. Ejau vis laiką na už nugaras ir ant taip šitą laiką savai už šautuvų pasiemus. Jau galvoju tikrą kvies policijai, bet aš ten niek nešūkavau, nevaidinau. Paprasta, tiesiog elgiaus, šipsojaus kapdurinėlis, tai palydėjai tiesiog iki varto, trakien varts ir paleido. Bet nepamačiau stadioną. Nu, bus proga pirmą kartą droną pakelti. Nuskrisiam su dronu. Nesau. Būčiau biški vėliau nuvaris už kokį 20 minučių. Mes tiesiog nebūtumėm susitikę su apsauginiu, nes ant tikrą vis laik nevaikščio aplinko. Jau čia ryt atsibunda apie vieną ratą ir sėdu toliau to savo būdo. Nu, vo, jau radau, ką apiliepti viskon. Na, svarbu, be baudų. Šiaip dar toj bairiaus nesu matys, dabar pirmą kartą Romo, tai neleid droną pakelti, bet gali paprašyti leidėjimą droną pakelti. Tai įveid savo telefonų numerį ir tau į telefonų numerį atsiunt kodą, kad dron įvedus turėtų leisti pakelti. Tai paspaudi, kad esi kvalifikuot skraidyti to būtent zoną, prisiem vis atsakomybę ir sutinki įkelti savo vidosiką, jeigu paprašys. Nu gera, jeigu tik teik. Rašė, kad priepat 2 zonas. Ai, čia priepat dar ir kažkokį karinį bazės, tai dėl to neleid skraidyti. Vėl apsaugienį pamatė, kad skraidau su dronu. Sakat, varyk čia. Na tai kas daros? Un atien stau. Rūka veipok. Bet tokį visai mondrą. Nu, aš nežinau, ar gali būti kažkokia nesėkmingesnė diena. Nesiseka visiškai. Nu va, pakėliau ton droną, galvoju, nu paskraidys biški bent su droniuku. Žiūr, tą parvarą vėl. Na, aišku, aš prie pačią stadioną atsisėdau, bet visišką kito pusę stadioną. Čia šitą tiesiog parking kažkokiam. O, čia atsisėdau. Aš skraidau, žiūr, ten pritvaros atvarė apsaugienį. Hey, come here. Tai jo, žodžiu, ir toks variantas, kad vis dėlto norėčiau aš su tau dronu ten paskraidyti dar labiau po tom stadioną. Tai dabar atvariau tiesiog jau į Kietų posį gatvis. Tai stadionas jį runtą atien už to miškeliaus. Nu tai jau tikrai čimonis tą apsaugienį nesuseks. Tai aš čia iš tavo kažkur sėdu. Pasidarysiam fotelį. Čia šitą prisėsiu, biški šlapė. Ir skrisiam iš čia. Įdomu, koks drons. DJI Mini 4 Pro. Pasėmiau naują.
Nes senasis dronas taigi liek Afriko. O va taip šitą atrodo aš. Sėdu patvorį, ką bomžega. Skraidau su dronu, nusikaltimus darau. Skrendam į stadioną. Nu, biškėlį pasiskraidžiau, užteks. Tarp kitko, aš sakiau, kad savo kelionės norėsiu dar išmeigoti ir 5 žvaigždučių viešbutį, bet atsidarius Romos 5 žvaigždučių viešbučių kainas, aš negaliu sau leisti. Nu, ten užveina naktį. Nuo 300 prasidant pigiausias. Tai aš pagalvojau, kad nenoriu varyti tom 5 žvaigždučių viešbutį. Ir pasėmiau paprastą vėl parašą. Korek dalintais kambarį su kitas. Tai varysim turbūt link Viešbutaną, o rytoj į Egiptą. Varau dabar į parduotuvę kažko nusipirkt biškį užvalgyt. Net neįsivaizduoju, ko nurasiu. Vėl kažkokių bundelių. Tuno dar nepasielgau, tikra. Lendai parduotuvę kažko pavalgyt ir mąstysim, ko toliau. A ne? No, loro non stanno a casa. Loro stanno fuori. Kas čia gerta parduotuvė? Galėtų pardavinėti kažko šeldom, pašeldyt. Kadangi esam Italijoje, tai pusryčiams galim sau leisti valgyti pizzą. 3 PM. Nu, nesvaru, perku. Visai skaniai atrodo ir biški šelta dar. Konda. O, maga, aš biški pasiklydau, kur aš čia bes. Kriaušiu. Grazie. Hello. Okay, by card. Nu, tai kon šiandienas mano maisto racijons. Pusryčiam pica ir kriauši. O, šitai papeitausiam. Ne, iš tikrųjų, tai da šokoladoką jam aš pasienu. Žinot, kon sumokėjom 4 eurus. Čink. Vegetariška pica. Šiaip visai skania. Veina kriauškė, non, šiam 5 centą. Čia brangė visai, ne? Už kriaušą veidų šiam 5 centų. Plaunam kriaušį su mineraliniu vandeniu. Mineralinė kriaušė. Labai norėjau pasakyti labai gerą. Picutį, nu, tokį gal netgi 9 iš 10. Kriaušį irgi 9,3 iš 10. Šiaip da vieną dalyką muni išmokė žmonės iš Instagramo, kad jeigu nori būtent atsigerti, nebūtina reikia ten lenktais pripato kraną. Gali užkimšti skilutį apatien ir pradėt bėgti per viršų. Žiūrėk.
Na, skilutė atsiranda. O koks neskanus. 6 iš 10. Dar vieną čikoladą. Kaip Kinder Bueno. Nėra verts būti įvertinams. Žinot, kon, lėksiam iki skalbyklos, turbūt drabužis išsiplauti. Nes mano hostelis tik ta nuo 2 valandos check-ins. Tai dabar iki 2 valandos nelaba turi kon veikti. Eina savo nulūžus navigacijai. Būčiau mats, net nebūčiau jiems. Jo, papa. Nu nieko, gera, kad netoliai važiuojat, kažką prisiminsim. Sukam į kairį ir paskui vis laik teisė. Nu visi puikiai suprantam, kad aš jau pravažiavau ton savo posūkį. Man jau kažkur reikėjo suktis anksčiau. Užimtas vėl vien mašinas. Su lagaminas dar kit lauk. Nu, čia neišdegi. Išsiplauti rūbų. Tai prasilėkiau švies 48 minutės. Tipo, kaina 10 eurų, bet maniai, kaip kun tik pradėjusiam naudotis tą programėlį, gavau 5 eurų nuolaidą, tai pitaks už pasivažinėjimą. Pim. Žodžiu, visas mano skalbyklas yra perpildytas, kur norėjau drabužis išsiskalbti. Nu, bet turbūt nieko keist, 6 dieną per pietus varau ieškoti tuščių skalbyklų. Tingu eilė laukti, manau, rytoj iš pat ryto atsidar 9 ryto. Rytoj ryt ir nuvarys, o dabar teisė į viešbutį. Hello. Hi. Would like to check in. Can I have your passport, please? Yes. Okay. Good. Any question for me? No question. Enjoy that. Where's my room? Left and right? That's a good question. Left and right. Stairs, first floor. Okay, thank you, man. Enjoy that. Thank you. Atvariau į viešbutuką 102. 102. Ok. Tai šį kartą viešbutis irgi reik dalintis su žmogum, bet būsim tik ta dviejų. Mano lova pirma, antram aukštį. Nu, nesvarbu iš tikrųjų, pirmam ar antram. Pirmam patogiau. Ir aš labai tikiuosi, kad bus šėls vanduo. Prašau, maldauju. O kol kas nėra. Kažkas panašaus į šiltą vandenį tikra šį kartą yra. Nes aš paskutinį kartą su šiltu vandeniu maudžiaus tik tą Vilnių. Tai šitas buvo 3 dienį ryte. O šiandien jau ir 6 dieniaus vakaras. Tai jo, o čia už ton viešbutėlį šį kartą sumokėjau 42 eurus. Nenorėjau rizikauti biškį pigesnį, nes ten vėl gali nebūti šilto vandens. O čia visai išsimiegosiu kapų pons. Nu tai kon, aš jau išlindau iš dušioką, kelsiu medžiagą į kompą ir varysiu editinti. Šiandien jau tikrai niekur nebeisiu, nebent iki parduotuvės nusipirkti kažkon skanumynų arba dar pizzą kokį. Tai mūsų šiandienis vidos tik step jau ir pasibaigs. Užskaitom ton Italijai, faina, ta Roma, pirms mano pasaulio stebuklas irgi visai užskaityti. Sakyčiau, kokiai 8,5 iš 10 rekomenduoju aplankyti. O rytoj ryti varom į oro uostą ir skrisim į Egiptą. Tai jeigu jau pažiūrėjai iki pačią, gal paspausk like, paspausk subscribe, parašyk komentarą. O mes susitiksim turbūt, kad už poros dainų Egipte. Iki.